Atrask negyvosios jūros galią. Prekybos centras internete Varlė LT. Sveiki, su jumis laida Ilgamžiškumo gidas. Turbūt sutiksite, kad laimė yra nugyventi gyvenimą ne tik ilgai, bet svarbiausia sveikai ir laimingai. Tik kaip viską suderinti? Mūsų ilgamžiškumo ekspertai tvirtina, kad labai svarbu yra žinios, pastangos ir didžiulis noras gyventi kokybiškiau. Apie gyvenimo kokybę ir likimą keičiančius įpročius šiandien kalbėsime su dietiste, nuomonės formuotoja ir 2 nuostabių vaikų mama Indre Trusove. O ilgamžiškumo ekspertas Artūras Samulis pažers tokių faktų, kurie apie sveiką gyvenseną privers susimąstyti net didžiausius skeptikus. Taigi keliaujame pas juos ir netrukus viską išgirsime. Ką reiškia gyventi kokybiškai, Indrė sako sužinojusi tik tada, kai savo gyvenimą pakeitė iš esmės. Jai pavyko numesti net 17 kg, įveikti daugybę sveikatos negalavimų bei atrasti naują gyvenimo kelią. Bet moteris sako, kad ir tai dar ne pabaiga. Indre, iš tikrųjų nekantrauju pradėti pokalbį tema, dėl kurios visas pasaulis eina iš proto. Tai iš tikrųjų sveika gyvensena ir ilgamžiškumas. Tiesa, kad tu per 10-metį savo gyvenimą pakeitei iš esmės. Na tai taip, jeigu tiksliau, tai prieš 14 metų pasikeitė ir tikrai taip galiu drąsiai pasakyti, kad visiškai, jeigu buvo taip, tai apsivertė taip. Viskas. Tai kaip tu anksčiau gyvenai, papasakok. Ir kaip jauteisi beje? Turbūt panašiai kaip ir daugelis labai jaunų žmonių, tai tu negalvoji, ką tu valgai, tu negalvoji daugeliu atveju, kada tu nueini miegoti, ką tu ir išgeri, ar ne, nėra kas slėpti. Ir tas gyvenimo būdas buvo toks, kaip tu galvoji, kad tu gyvensim žinai. Bet tiesa, kad tu iš tikrųjų turėjai ir daug savo įvairių sveikatos negalavimų, ar ne? Truputį papasako, kas tau buvo. Tai būnant 20 maždaug metų prasidėjo su skrandžių problemos, tai visu šituo. Virškinamuoju traktu. Tikrai taip. Ir tiek su tuštinimus, man negėda pasakyti, nes aš tikrai žinau, kad labai daug žmonių susiduria. Žarnyno bėdos. Viso žarnyno virškinimo bėdos, kurios be abejo išeina ir matomai, ar ne, tiek per odą, tiek per tą patį prakaitavimą. Tarp kitko, jeigu žmogų vargina stiprus prakaito kvapas, tai irgi galėtų būti vienas iš ženklų, kad kažkur kažkas yra ne taip. Tai ir ta savijauta pradėjo prastėti, bet kaip minėjau, kol tu esi jaunas, tu į tai nežiūri kaip į kažką rimto. Kol, čia turbūt tokia topinė mano istorija, kur lipant į 5 aukštą, 3 aukštą uždusau. Ir galvoju, man 23. Kas toliau? Taip, ir tu keiti rūbus visi didesnius, visi platesnius. Ir viskas tuo momentu susidėjo, turbūt absoliučiai viskas. Tiek savijauta prasta, tu nieko nebenori, apatija, blogai miegi ir santykiai su tuometiniu draugu nebedžiugino. Niekas nebedžiugino, nei darbas, niekas. Tai ką tu pradėjai daryti iš tikrųjų? Kaip prasidėjo tavo tie pokyčiai? Iš tiesų, tai buvo drastiška, neneigsiu. Tai man buvo 23 metai ir aš susipažinau gyvendama Italijoje su lietuvė moterim, kuri galvau, kad yra mano bendramžė. Ir mes bendraujam, ir aš jai vis tu. Ir aš sakau, ką tu veikiai Lietuvoje? Ir jis sako, tai aš verslą turiu, sakau, tokia jauna, ne tokia ir jauna, sakau, tai kaip tą verslą palikai dabar čia išvažiavus? Tai dukrai. Dukrai. O tai kiek dukrai? Turbūt ne 5 metai. Sako, tai kiek tu manai, kiek man? Sakau, šitą klausimą praleiskit, sakau, maniau, kad 25. Tai jai buvo 42. Ligita vardas. Ir aš jai sakau, gerai, tai tu man pasakok. O jinai tokia, kuri te atsikelia, išbėgo, parėjo, vėl kažką veikia. Tobula visom prasmėm. Kas tau atrodė primtiniausia ir ką tu pradėjai keisti savo gyvenimą? Tai nuo jos pasakojimo iš tiesų aš pradėjau įvedinėdama vegetarizmą labiau tokio. Tai aš sumažinau gyvulinės kilmės produktų vartojimą. Iš karto, jeigu kažkas čia išjungs, tai aš visą valgę. Tai buvo periodas. Su laiku jau atsirinkau
Tai, kas labiausiai tinka, ar ne? Taip. Bet labai svarbu, ir tau nukrito kilogramą, ar ne? Tu 17 kilogramų numetei, tai yra labai daug. Per Tai pusę metų. Per pusę metų. Tai gal iš tikrųjų gali pasakyti, vat, kaip saugiai, ar ne? Kaip saugiai tą daryti, kad nebūtų to jojo efekto nepageidaujamo, ar ne? Ko visi bijo. Tai sveika gyvensena nėra nieko panašaus į sprintą. Tai yra maratonas, viso mūsų gyvenimo maratonas. Ir jeigu tu tikiesi, kad tu pakeisi kažkokius įpročius, ar kad aš pasakysiu dabar stebuklingą frazę, kad valgyti reikia tik tai žiūrint į kairę ir neaugs svoris ir gerai jausmas, dėja nėra. Kaip atrodo šiandien tavo diena? Iš tikrųjų, turbūt labai skiriasi nuo to, kokia buvo anksčiau. Tikrai taip, tarp kitko, beprotiškai skiriasi, mes buvom su draugė stilistė Santa Paryžiuje ir mano vyras sako, nu va, panaktinėsit, pažiūrėsit. Nu kur, mes 6 atsikeliam, pragulim lovai ten kokią valandą pusantros, tada 20 km sutrepsim, 9 vakaro mes jau lovytėj gulim. Visavertis miegas ir sveika mityba labai svarbu, sako Indrė. Tačiau be judėjimo geros savijautos taip pat tikėtis neverta. Bet persistengti sportuojant tikrai nereikėtų. Užtenka kitą kartą išeik 10 minučių aplink namą 3 ratus apeik. Arba su vaikais pašok, arba su vyru pašok. Ir aišku, mityba yra labai svarbu. Galim čia visaip kalbėti ir tas vėlgi, ką aš nepaminėjau, kad aš leidžiu savo viską, nes aš moku sau leisti viską. Iki to irgi reikia ateiti. Labai svarbu, kad mityboje netrūktų daržovių, ankštinių. Pagrindiniai tokie dalykai. Tikrai taip, nes aš pastebiu, vis tiek, kai kažkur einu valgyti, pastebiu, kad žmonės valgo, pavyzdžiui, užsisako sumuštinį. Ir ten nėra jokios daržovės. Arba to ten pietum kokie koldūnai sugrėtina. Ir vakarienį, nežinau, dešrelę su duona. Mes negaunam skaidulų. Tai va tas gumbulas auga ir auga visur, ir į šonus, ir sveikata yra bloga, nes viskas užsikemša. Mūsų savijautai kasdienė aplinka ypač svarbi, sako Indrė, pati pasiryžusi naujam rimtam iššūkiui – pasimatuoti gyvenimą saulėtoje Tenerifėje. Priimti sprendimą su visa šeima pagyventi svetur lengva nebuvo. Tačiau pašnekovė nebejoja, nauji pokyčiai visada tik į gerą. Vasario pradžioj, man atrodo, mes buvom dviese su vyru vakarienės išėję ir aš sakau, o gal pabandom? Ir čia, žinot, gal žmogui girdint atrodo, kaip taip paprastai. Va taip paprastai, aš gyvenau Graikijoje, gyvenau Italijoje, daug skirtingų vietų, gyvenau Airijoje, gyvenau Amerikoje, dabar gyvenom Klaipėdoje, dabar gyvenam Vilniuje, dabar etapas pagyventi Tenerifėje. Man patinka pažinti naujų žmonių, pamatyti, išbandyti kažkokiu būdu, mums ten gaunasi paprasčiau. Nes čia gaunasi Lietuvoje, kad, aš esu darboholikė, aš nemoku stabdyti savęs. O čia dar koks projektas, o gal čia galit. Ir aš matau tas savaitės, kaip jos tai bėga, vaikai auga. O ten, kai būna, mes turim tokį labai kokybišką laiką kartu, visai kitokias veiklas, tai tiesiog gal aš tam tikrą prasme noriu metus šiek tiek sustabdyti, nežinau, gal čia apie tai. Tai iš tikrųjų pabaigai turbūt sutiksim, kad mes patys esam savo likimo kalviai, ar ne, ir priimant sprendimus, ar ne, renkantis maistą, vietas, kur gyventi, ar ne, tai iš tikrųjų turim tą galimybę ne tik gyventi sveikiau, bet ir truputį prasitęsti savo gyvenimą, tik kito. Manau, kad ir prasitęsti savo gyvenimą galim, ir gyventi sveikai, ir kokybiškai, su šypsena, ir turėti, žinokit, turbūt viską, ko tik norim. Kai pasaulį apėmusi tikriausiai sveikatingumo revoliucija, o ilgaamžiškumas tampa viena populiariausių temų, rimtai jie besidomintis verslininkas Artūras Samulis visiškai nejokaudamas teigia, gyvensintis 150 metų. Kokius tyrimus jam teko atlikti ir kodėl jų rezultato nežino net jo žmona? Artūrai, apie ilgaamžiškumą iš tikrųjų šiandien kalbėsime tiesiai ir atvirai.
Taigi noriu paklausti, ar nejuokauji, kad sakydamas, kad žmogus gali gyventi 150 metų ir pats ketini to siekti? Juokauju. 150 tik skaičius. Bus daugiau. Yra pasaulinis vidurkis 80, yra zonų, kuriuose yra ir 90 metų vidutinė amžiaus trukmė. Tai ir čia kalbam apie sveiką ilgamžiškumą, nekalbam, kai žmonės sunkiai serga ir guli lovoje. Kalbam apie sveiką. Tai žinok, tikrai 150 tik skaičius. Niujorke gyvendamas tiesiog sugalvojau, kad būtų visai įdomu pabandyti gyventi be alkoholio. Gyvenau vienas tuo metu, dar nebuvau vedęs. Tai visi vakarėliai įmanomi, geras darbas, daug pinigų, tai laisvai gyventi. Viską sau gali leisti. Viską sau gali leisti ir dar daugiau. Tai tada ir atėjo toks suvokimas, kad visai būtų įdomu pabandyti gyventi be jo. Ir iš pat pradžių net negalvojau, kad čia yra apie ilgamžiškumą ir čia yra apie sveikatą. Aš tiesiog, man nebepatiko tas momentas būti apsvaigus. Tai alkoholio visiškai atsisakęs esu ir kavos esu atsisakęs. Kalbant apie pokyčius, buvo labai įdomu tai, kad guli vakare, jau čia kokia 3-4 savaitė, kad tu visiškai jokio alaus po darbo, kad save apdovanoti už sunkią dieną, jau ten labai stipriai pavariai ir nieko. Ir tada tu jauti, kaip tavo smegenis, atrodo, toks rūkas nueina nuo smegenų ir tave užgriūna, taip kaip ta 150 metų, tave užgriūna visos idėjos. Tarsi buvo paslėpta viskas po kažkokią antklodę ir ją atidengia ir tau viską parodo. Tiesa, Artūrai, kad iš tikrųjų esi atlikęs ir labai įdomius tyrimus, kurie nusako žmogaus mirties datą. Taip net pasakysiu, ar tiesa? Aš mėgstu iššūkius ir su mokslininku, su kuriuo bendravom, sako Artūrai, yra 20 žmonių šiandien, kurie pasiryžo sužinoti tą, sakau, skaičiuok mane į sąrašą. Nes darant tyrimą, tu sužinai savo biologinį amžių, tuo, kuriuo mes dabar gyvenam, yra chronologinis. Nes skaičiai bėga, ant paso yra parašyta, kiek mums metų. Bet biologiškai mums iš tikrųjų nėra tiek, kiek ant paso. Beveik niekada nėra tiek. Yra arba daugiau, arba mažiau. Ar to testo rezultatus žino tavo žmona? Ne. Darant tą tyrimą galima sužinoti, koks yra biologinis šiuo metu. Ir antra eilutė yra būtent ta, kada tavo ląstelė numirto ir realiai miršta ląstelė, miršti tu. Sakau, nesakysiu, nes po to nežinau, kaip man tai gali atsiliepti gyvenime. Tai sako, 90 trauksi? 90, sakau, tikrai. Kalbant apie ilgamžiškumą, kas iš tikrųjų dar tavo manimų galėtų būti tie, didžiausi priešai, ar ne, be streso? Tai yra mityba. Anoks stebuklas atrodo, labai daug kas apie tai kalba ir mes visada apie tai susimastome, bet mityba ypatingai, tarkime apie tas mėlynas zonas kalbant, tai žmonės 95% turi augalinę mitybą, augalinės kilmės mitybą ir 95 kodėl? Pagalvoj, kodėl 95, kodėl ne 100? Kodėl? Nes jie leidžia savo, kontroliuoja, prisižiūri, bet leidžia savo, pavyzdžiui, mėsos suvalgyti 5 kartus per mėnesį. Mano atradimas, kad ryto ritualai man labai padeda ir dabar vėl grįžau prie šalto dušo. Yra labai įdomus paskaičiavimas. Šalto dušo 3 minutės. Labai svarbu, kaip tą darom. Tai pačioj pradžioj yra šiltas dušas, taip, o po to yra šaltas 3 minutės. Ir tai nėra, kad, pavyzdžiui, 5 dienas arba 6 tą darom ir vieną nedarom. Ne. Visas dienas, kiekvieną dieną ir 20 000 kartų turėtų padaryti jau tokią ilgalaikę naudą mūsų organizmui. Mano vienas esminių ir didžiausių atradimų, kuris padeda man įsižeminti ir tinkamai pradėti dieną, yra meditacija. Aš tą darau kiekvieną rytą, padariau ir prieš mūsų pokalbį. Tai yra meditacija ir man labai padeda dėkingumo praktika. Ir aš turiu savo būdą, kaip aš tą darau. Galima įvairiai tą daryti, galima vakare dėkoti už tai, kas jau įvyko dieną.
aš darau tokį gal labiau manifestacinį dėkingumą, kur ryte aš parašau už dalykus, kuriuos dėkoju, kurie dar tik tai įvyks. Mane įkvepia viena tokia istorija, labai trumpa, viešint Singapūrė, buvo konferencija ir buvo panelinė diskusija. Pakvietė 5 jaunus iš pažiūros vyrukus, taip sakyčiau, tarp 25-30, matant ekrane jų šitas pareigybės, mokslininkai, gydytojai, ir klausė, taip, eina pasisako, 5 jie buvo, 4 pasisakė, pakalbėjo ir 5. Sako, sveiki, mano vardas Kenas, man 50, biologinis 25. Tai buvo salė, būna, žinai, kaip būna ovacijos, kažkas ploja ir tu išgirsti, kaip 500 žmonių nuščiūva, toks nuščiuvimo garsas, tyla. Ir aš, galvoju, vardas pavardė, matau daugiau žmonių, realiai, tu tikrini, kas tas žmogus ir tu matai, iš tikrųjų, jam 50. Pašnekovas tvirtina, kad vienas svarbiausių tikslų šiame amžiuje – mažinti streso lygį. Kaip tai padaryti? Būdų yra ne vienas. Yra situacijų, kada mes kažko bijome. Pavyzdžiui, mus apima didelis stresas ir mes galbūt norime paprašyti didesnio atlyginimo, bet bijome eiti kalbėti su darbdaviu. Niekaip nedrįstame. Sėdėm prie savo kėdės kaip prikalti. Yra vienas pratimas, kuris veikia, aš esu patikrinęs puikiai. Yra tokios jėgos pozos, greičiausiai lietuviškai taip skambėtų, yra pavyzdžiui Supermeno poza, kur tu stovi rankas, va taip įsirėmęs. Ir čia yra iš tikrųjų ištirta, čia nėra tiesiog sugalvota, tai veikia gamtoje ir pas mus žmonės. Tai yra viena poza, kuri tikrai padės einant dėl didesnio atlyginimo. Kokia? Iškeliat rankas į viršų, visiškai pilnai rankas į viršų. Ir stovi taip 2 minutės. Ir tada einat kalbėti. Suveikia. 100%. Tai iš tikrųjų, Artūrai, visiškai pabaigai išduok kelis kokius ilgamžiškumo faktus, kurie tau pačiam labai labai daro didelį įspūdį. Didelį įspūdį daro japonai, pas save kultūroje turi tokį kaip žodį, kaip reiškinį ikigai vadinasi, gal teko apie tai girdėti. Taip. Tai yra būtent to savo ašies, to tokio žinojimo gyvenimo tikslo. Tai tam, kad nereikėtų galvoti labai daug į priekį, tai pagalvokim kiekvieną dieną, koks šiandien yra mano tas ikigai, apie ką aš esu, kokį aš darbą noriu padaryti. Tiesiog sustvarkyti aplinką, sustvarkyti savo gėlynus, savo daržą kažkokį, arba kažką darbę konkretaus atlikti, kas teiktų mums pasigėrėjimą, tai, kad aš atlikau, toks kaip apdovanojimas savęs. Tai ir mokslas tas sako, kad žmonės, kurie neturi savo gyvenimo supratimo, dėl ko jie čia yra, jie darbus keičia dažniau, yra prastesnės sveikatos ir panašiai. Tai labai palinkėčiau to tokio paieškojimo savo tikslo kiekvienos dienos, ką aš galiu padaryti geriau. Dar japonai turi tokį reiškinį kaip moai. Moai japonų kalba reiškia grupelė iš kelių žmonių. Tai japonai turi, ypatingai tie ilgamžiai, apie juos duomintis, jie dažniausiai yra iš 5 asmenų ir jų tikslas yra susirinkti, būti kartu, padėti vienas kitam finansiškai, dvasiškai, emociškai, kažkokios sveikatos klausimais. Tai ir mokslas rodo, kad pavyzdžiui žmonės, kurie lieka po vieną, ypatingai kalbant apie vyresnius žmonės, likęs vienas žmogus labai dažnai greitai numiršta vienas būdamas. Bendrystės svarbu. Tai bendrystės, bendruomenės, būkite bendruomenėse, nes bendruomenės taip ir atsitinka, kad susitinka dėl vardan bendrų tikslų. Pieno mėgėjams svarbu žinoti, kad šis gėrimas yra vertingas kalcio šaltinis, kuris stiprina kaulus ir dantis, ypač vaikystėje ir paauglystėje. Taip pat jame yra baltymų, vitaminų K, magnio, B12, kurie svarbus raumenų funkcijai, imuniniai sistemai, nervų sistemos palaikymui. Be to pienas padeda palaikyti optimalų kūno svorį ir stiprina bendrą organizmo sveikatą. Dažnai žmonės klausia, kam labiausiai naudingas pienas. Šis gėrimas naudingas visiems.
Piene gausu kalcio ir baltymų. Jis yra puikia organizmo statybinė medžiaga vaikams ir paaugliams. Minėtos medžiagos užtikrina tinkamą kaulų augimą ir vystymąsi. Vyresnio amžiaus žmonėms kalcis ir baltymai taip pat svarbus, norint išlaikyti kaulų tankį. Tiesa, svarbu žinoti, kad nors pieną vartoti sveika, visgi jį tinka gerti ne kiekvienam. Kai kuriems pasitaiko alergijų arba laktozės netoleravimo atvejų, todėl žmonės ieško alternatyvų. Tiems, kurie negali toleruoti laktozės, dažniausiai siūloma rinktis augalinį pieną. Tačiau yra ir daugiau alternatyvų. Pavyzdžiui, pienas, kuris yra be laktozės ir kuriame nėra A1 baltymo. Dažnai visuomenėje sklando mitai, kad pienas be laktozės nėra tikras pienas, kai tai tik augaliniai pieno pakaitalai. Daugeliui smalsu sužinoti, kaip yra iš tikrųjų. Tradicinėme piene yra kazeino, A1 ir A2 baltymų. Laikui bėgant paaiškėjo, kad būtent A1 kazeino pieno baltymas kai kuriems žmonėms gali sukelti nemalonius pojūčius, kurie yra panašus į laktozės netoleravimą. Dėl šios priežasties imta atskirti karves, kurių piene yra tik A2 kazeino baltymas. Tai daroma atliekant gyvulių kraujo tyrimą ir išsiaiškinant, kokį genų derinį jos turi. Taigi yra karvių, duodančių pieną, kuriame yra tik A2 baltymas. Paėmus tokį pieną, A2 baltyme suskaidoma laktozė. Tai užtikrinama, kad šis pienas būtų draugiškas net ir tiems, kurie anksčiau pieno vartoti negalėjo. Ajurvedos specialistai rekomenduoja pieną gerti prieš miegą, su prieskoniais tokiais kaip ciberžolė, kardamonas ar cinamonas. Toks gėrimas vakare nuramins, suteiks malonaus jaukumo. Pienas su prieskoniais padeda atsipalaiduoti, skatina kokybiškesnį miegą, gali sumažinti stresą ar net pagerinti virškinimą. Dažnai žmonėms aktualu, ar naudinga valgio metu gerti pieną. Geriausiai vartokite atskirai, tarp pagrindinių valgymų. Pienas turi savo unikalią baltymų ir riebalų sudėtį ir jei vartosime su kitu, ypač sunkiu maistu, gali apsunkti virškinimas. Dėl to, jeigu gersime pieną atskirai, organizmas geriau pasisavins maistinės medžiagas ir virškinimo sistema nebus papildomai apkrauta. Šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Būkite sveiki, laimingi ir kurkite tokį gyvenimą, kokią norėtumėte rytoj. Iki kitų susitikimų.